I see trees of green. There's no still. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. Patiko daina? Dabar norėčiau paprašyti, kad tu užmerktum akis ir pagalvotum apie 3 dalykus, kurie tavo gyvenimą daro gražų. Užmerk. Tikiuosi, kad bent jau 3 dalykus pavyko surasti. Šiandien kalbėsiu apie tai, apie ką vėlgi rašau savo knygoje Laimėti nenuodėmę, kad jeigu mes norime sėkmingo gyvenimo, jeigu mes norime laimėti, tai pirmas dalykas, ką turime suprasti, yra, kad esame šio gyvenimo ne statistai, ne kažkokios aukos, ne nelaimėliai, bet realiai esame šio gyvenimo kūrėjai. Ir kai mes tuo patikime, o apie tai beje sako ir krikščionybė, tada galime pradėti augti, plėsti savo ribas ir iš tikrųjų pamatyti gražų gyvenimą. Dabar turiu dar vieną klausimą tau. Ką tu matai čia? Taip, standartinis pratimas, kas mato pusiau pilną, o kas pusiau tuščią stiklinę. Aišku, tu dar gali pasakyti, kad stiklinė yra drungna, čia toks dizainas. Bet iš principo, pagal tai, ar stiklinė pilna, ar tuščia tau atrodo, galime spręsti apie tai, kaip tu žiūri į pasaulį. Ir šiandien trumpai noriu tiesiog papasakoti, kad yra 3 būdai. 3 būdai panorėti gyventi, kurti šitą pasaulį ir šitą savo gyvenimą. Pirmiausia, kaip jau dainavome, kaip jau matėme užsimerkę, kaip jau kalbėjome, gyvenimas yra gražus. Nesvarbu, kas aplink, nesvarbu, kokia tavo psichologinė būklė, bet tiesiog pabandyk įžvelgti gražius dalykus. Žaidžiantį vaiką, pageltusius lapus, iškritusi sniegą, meno kūrinį. Tiesiog gyvenime yra pilna gražių momentų ir kai mes pastebime juos, tada nušvinta diena, tada tiesiog nuotaika būna geresnė ir gyventi norisi labiau. Antras dalykas, niekada nebūna taip, kad gyvenimas tiesiog nutinka, kad kažkas tiesiog įvyksta, atsitinka tau. Visada kažkas tai nulemia. Ir esminis klausimas yra, ar tai nori būti tu? Žinai, yra toks anekdotas. Ežiukas paklausė pelėdos, pelėda, o kokia yra gyvenimo prasmė? Pelėda pagalvojo ir atsakė klausimų į klausimą. Ežiuk, o kokios prasmės tu nori? Nes iš principo, kiekvienas iš mūsų galime sugalvoti, ar priskirti šiam gyvenimui vieną ar kitą spalvą, ar nepriskirti. Ar matyti prasmę tame, kas vyksta aplink, ar nematyti. Ir čia yra netgi vienas iš vienos psichologijos tėvų, Viktoras Franklis, kuris išgyveno nacių koncentracijos stovyklą ir po jos būtent tą ir atrado, kad išliko tie, kurie galbūt nebuvo fiziškai stipriausi, kurie nebuvo labai galbūt netgi tikintis, bet tie, kurie matė prasmę išlikti. Štai čia tau visa eilė citatų, visa eilė filosofų išminties, visa eilė žinomų žmonių išminties, kurie kalba lygiai apie tą patį. Gyvenimas yra tai, ką mes norime matyti, o ne tai, koks jis yra objektyviai. Aišku, tą supranta tik stiprus žmonės, bet aš tam ir darau šituos webinarus, kad tu patikėtum, kad tu gali būti savo gyvenimo kūrėjas.
Ir kaip yra pasakęs vienas žinomas žmogus, nesvarbu, kiek tavo gyvenime bus metų, svarbu, kiek tavo metuose bus gyvenimo. Vėlgi, Senajame testamente pradžios knygoje mes skaitome, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, sukūrė žmogų kūrėją ir pasakė, atiduodu tau šitą žemę, rūpinkis ją. Taigi, Dievas mumise mato kūrėją, Dievas tavyje mato kūrėją. Šis gyvenimas yra prasmingas ir tu gali jį kurti. Patikėk tuo.